Garvežys parvaro. Su šaliai. Rankas, tik rankas. O. Skrydžių vadovas. Pusės gavai, ne? Ko gavai? Ežiuk srūkė. Nu, viršui gražu. Velniškai gražu. Vasarą, anksti ryte, kai būna pačioj rūkiukai tokie, o tokiu laiku reikia brėžti viršų. O, tada jau jie. Grinai, švintam. Ir kaitinti didesnį maršrutą. Nu. Nes apačioje dar niekas šilt, o pasikėliau į viršų, įsikė šaltis jau didelis. Stiprus. Už tai tas rūks ir yra. Viršui šalta voras sluoksnis, apačioje šilta prie žemės. Į taikinį. Nu, super. Viskas super. Sveikinam, kaip pasakyti, su skrydžiu virš debesų. Du kart. Pirmą kartą saulė dabar palinda po debesim saulė, ten po aukštuminiais debesim palinda. Nu ką, jeigu yra į kairę, kairė dažniausiai būna kairieji. Kairieji pusėje, kairė. Jo. O tau pasakai į kairę, jis tiesiai į dešinę. Lichoje. Pasakai į rytus, tai vara tiesiai į vakarus. Nu kaip dabar ištrinti tavo nusileidimą, niekaip negali. Ne, ta iš ant raidės. Iš ant raidės. Aha. Nu žinai, vyrukai, Kostui be racijas užvedimą nėra jam čia šansų nusileisti. Tur pradur debesis, properšas tik tais kažkur tai 80 metrų. Kur 80 nebus? Dabar. Pradžiai buvo, dabar gal aš variometrą nenustačiau. Apačia yra 30-40 metrų. Nu. Nu smagu. Jis pastatys maršrutininką jau, sakė. Bet tai toks dalykas. Tai sakė, nu dėkoju. Senam velkai pasitaika tokių dalykų. Bet nupliurint, ne tų stėpsų, tai išsikė. Mėgam. Žinok, Tauragės bokštas išlindęs, va, nu kiek, 20 metrų. O iš pradžių ką tu ten matai? Aš sakiau, kad Kestas varo po, sakau, koks ten bokštelį. Nu, o kas ten buvo? Tauragės bokštas. Nu, nemačiau aš vėl. Nu, kaip nematei, po tavo kojom buvo visą... Po mano kojom, tai iki Tauragės kiek yra. 10 kilometrų. Nu 10 nėra, bet... Tu ten matėjai, sakė, nufotkink, ko tu nufotkinai? Nu, ką aš nieko nedašau, ko nufotkink? Sako, nufotkink. Gerai. Aplamai buvo smagu. Žinai, pirmą kartą gyvenime, 2 kartų virš debesų. Girdėjai? Ne, smagu, bet į debesį kai lendė irgi įdomu. Ta mūsų racija kuosta būtų. Viščiuką, trupučiuką blašką.